tęsiam gėlių apžvalgą. Rytoj vaikai eis į mokyklą. Pagal senąją tradiciją reikėtų turėti gražių, puošnių puokščių, kad pagerbti mokytojus. Tai va dabar esame iki Gedimino prospekte. Čia mes turime rožės, skintos rožės, 15 vienetų, 40 cm, įprasta kaina 8,99, su kortelė 4,99. Ir skintos rožės 60 cm, 7 vienetai, įprasta kaina 7,99, su kortelė 4,99. Dabar čia sunku bus dabar atskirti, kurios čia yra didesnės, gal šitos yra didesnės, va, paukštytė, ir šitos yra mažesnės. Čia turbūt 15 vienetų, čia turbūt 7 vienetai 60 cm. Tai su kortelė jie visi kainuoja visos plokštės vienodai, po 5 eurus. Gal galėtų būti biškį šviežesnis. O įprasta kaina buvo 7, 8 ir 9. Ir yra gvazdikai smulkiai žiedžiai, 9 vienetai. Įprasta kaina 3,29 ir yra 30% akcija, tai 2,29. Čia tokie poskysčiai atrodo. Tai ką, tiek iki. Tęsim savo kainų reidą. Eisim pasižiūrėti, kas dar yra gero. Šiaip kolega yra jau apsipirkęs depo. Ten jisai mokėjo už 5 kardelius daugiau nei metro aukščio 2,30 €. Tai tokios kainos. Jeigu suradot kažką įdomesnio, rašykit, dalinkitės. Vaikučiai turėtų į mokyklą apsilankyti pasipuošę ir nelabai paploninę jūsų piniginės. Tai ką, tiek, ate.